Ir jūs, kur atsiuntėt medžiagą, ten yra tokio Auklando universiteto studija padaryta, tas universitetas yra Kalifornijoje, ten labai didžiulė apžvalga, beveik 40 puslapių, kas valdo Ukrainos žemę. Ir ten yra žiauriai įdomus duomenys. Tai mes turbūt turim prisiminti, kad dar 2000, čia šiemet, man atrodo, šitas buvo pasakyta šiemet, dabar nepamenu, kuris Amerikos senatorius pasakė, kad Ukrainoje yra iš viso toj teritorijoje, kuri dabar yra Rusijoje, 13,6 milijardo iškasenų, ten žemės vertė ir visa kita, nepamenu pavardės to senatoriaus. Tai mes Lindsey Graham. Lindsey Grahamas, taip. Tai mes negalim šito palikti Rusiją, ne? Tai va ten buvo labai aiškus atsakymas, apie ką vyksta kova. Ukrainiečiai kovoja ne už savo interesus. Ir va aš kai pažiūrėjau tą tyrimą, žinokit, aš tikrai daug ko nežinojau, tai iš 10 didžiausių turėtojų žemės tik viena yra Ukrainos įmonė. Visos kitos yra, va čia vėlgi toj pasakysiu duomenis, čia nenoriu, sakau, visų užverst labai daug skaičiais, bet čia yra labai įdomu. Tai va, 10 top įmonių, kurios kontroliuoja žemės ūkio paskirties žemę Ukrainoje. Pirma yra Kernel Holding SA, Liuksemburgas, 582 tūkstančiai hektarų. Toliau Ukrland Farming, liktai ir turėtų būti ukrainietiška įmonė, ne, tai yra Kipro įmonė, beveik 400 tūkstančių hektarų. MHP Kipras, Corporate Solutions America, NCH Capital America, Astarta Holding Olandija, Industrial Mill Company Liuksemburgas, PIF Saudi Saudo Arabija, Agroton Public Limited Kipras ir paskutinė Nibulon yra Ukraina. Įsivaizduojat, va čia yra Ukrainos viso žemės ūkio žemės 10 pagrindinių valdytojų. Kur čia yra Ukraina? Čia nėra Ukrainos. Paskui yra visokios lentelės, kas yra akcininkai tų didžiųjų valdytojų. Ten yra įdomus momentas. Ten, pavyzdžiui, yra vienos iš jų pagrindinė iš trijų didžiausių dviejų pagrindiniai akcininkai yra ukrainiečiai. Tai didžiausias, pavyzdžiui, akcininkas vieno iš mano minėto Kernel Holding yra toksai Andrei Verevski. Jisai valdo 42,6% šitos įmonės akcijų. Dar yra kita ten, kur Jūri Kosiuk yra toksai kitos, ten 59% valdo. Apie ką tai kalba? Ukrainos oligarchai šitie, kurie valdo šitas įmonės, jie įsiregistravę savo kontoras užsienį, jie Ukrainoje mokesčių nemoka, jie gauna pajamas iš Ukrainos, visą kapitalą iškelia. Kipras, Liuksemburgas, kas tai yra? Tai yra lengvatinių mokesčių šalis, taip? Amerika ten jie savo interesus turi visą kitą. Tai va šito žemės didžioji dalis nepriklauso ukrainiečiams jau. Ten giliau pasiknisus, tik aš čia nenoriu, sakau, apkrauti 6 vakarą žmonių. Ten Vanguardas yra, ten ir BlackRockas yra. Jūs pamenat, man atrodo, praeitą rudenį Zelenskis buvo susitikęs su BlackRocko atstovais ir jau dabar pasirašinėja sutartis dėl Ukrainos atstatymo, ar ne? Taip. Nu tai apie ką tai kalba? Tai kalba apie tai, kad ukrainiečiai tų žemių, nu kaip čia pasakyti, matys kaip savo ausis. Tai kitas yra momentas dar, per kur ukrainiečius ten išdurinėja irgi tos didžiosios korporacijos. Tai įmonės, kurios dirba su žemės ūkiu, va čia vėlgi citata, dauguma šių įmonių yra smarkiai įsiskolinusios vakarų finansų institucijoms, ypač Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui, kuris yra antras investuotojas Ukrainoje į žemės ūkį. Europos investicijų bankas, taip pat tarptautiniai finansų korporacijai, Pasaulio banko privačiojo sektoriaus padaliniui. Kartu šios institucijos buvo pagrindinės Ukrainos žemės ūkio įmonių skolintojas. Pastaraisiais metais tik 6 didžiausiam Ukrainos žemės ūkio įmonėms buvo paskolinta beveik 1,7 milijardo eurų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai baigsis karas, šitos įmonės jos neturės už ką atiduoti tų kreditų ir tie kreditai bus paimti natūra tą pačią žemę. Va tai apie Ukrainos žemės gal daug nesiplečiant tiek, bet tai yra faktas, kad
kad ukrainiečiai kovoja už kažkieno kito interesus, tame tarp ir savo oligarchų, nes dar prieš prasidedant karui, beros 20 metais buvo priimtas įstatymas, kuris labai liberalizavo galimybės įsigyti užsieniečiams žemės ūkio paskirties žemę.